Ar kada tu susimastei, kiek laiko tavo asmeninė informacija lieka internete? Kas su ją nutinka? Kas ją mato? O svarbiausia, kas gali ją pasinaudoti? Tavo vardas, elektroninis paštas, telefono numeris. Tai tik pradžia. Internetas prisimena daugiau nei manai. Įrenginio modelį, naršyklės tipą, IP adresą, MAC adresą, kortelės numeris, pirkimų istoriją, nuotraukos, komentarus, pomėgius, tavo draugų sąrašus. Kai vaikštai internete, tu palieki pėdsakus. Net tada, kai nieko neskelbi, net tada, kai tik skaitai. Kai kurie algoritmai gali atpažinti žmogų vien iš to, kaip jis rašo arba kur spaudinėja. Ir jei manai, kad tai tik skaičiai, pagalvok dar kartą. Tai tavo skaitmeninis atspindys. Tikslus, išsamus ir visai neprivatus. Pavyzdžiui, kokia mergina austėja užpildo paraišką į mokinių mainų programą. Motyvacinis laiškas, geri pažymiai, aktyvi veikla, viskas atrodo puiku. Bet po kelių savaičių trumpas atsakymas. Šį kartą ne. Na, o vėliau mokytoja pasako, kad atrankos komanda pažiūrėjo, ką randa internete. Ir tavo Instagram paskyra buvo vieša ir radė seną įrašą iš klasės, kažkokį istoriją, kur juokeisi su prierašu nuobodžiausia pamoka ever. Komentarai linksmi, bet įspūdis ne toks linksmas. Senas komentaras, sena nuotrauka, net jei tau atrodė juokinga ar visiškai nereikšminga, kitam to užteko, kad susidarytų nuomonę ir ją paverstų sprendimu. Taigi pradėk nuo paprastų dalykų. Peržiūrėk, kas mato tavo įrašus. Ar tavo paskyra vieša, ar ne. Ar tavo senos nuotraukos vis dar visiems prieinamos. Išjunk slapukus, kurie seka tavo veiklą. Naršydamas naudok VPN. Tai kaip nematomas apsiaustas tavo IP adresu. Kartais paieškok savęs internete. Galbūt nustebsi, ką rasi. Ir ištrink naršymo istoriją. Ir uždaryk paskyras, kurių nebesinaudoji. Nes tai, ką įkėlei vakar, vis dar gyva šiandien ir gali būti panaudota rytoj.